LRT Opus. Dienos pulsas. Opus pokalbis. Atkartoja paukščiai, nes tampa neaprėpiamu žodžiu. Vienu metu ir giluma, ir aukštis. Pasaulio vienumoj, šviesoj paunksmei mudu atsigulkim, barokas ošia medžių gilumoj. Mes daug greičiau nei jis pavirsim dulkėm, bet gintaras negrįžta į sapkus ir mums nebus už mūžučius atleista, tik vasara apglėbs mus kaip vaikus. Nueisus toliau nei buvo leista, įsiklausyk, kaip dūzgia aviliai, kaip tyliai šlama lapai ir šešėliai. Įženkim į šią vasarą giliai, kaip pro mus pasiklydę avinėliai. Įsiklausyk, kaip dūzgia aviliai, kaip tyliai šlama lapai ir šešėliai. Įženkim į šią vasarą giliai, kaip pro mus pasiklydę avinėliai. Tyliai šlama lapai ir šešėliai, įženkim į šią vasarą giliai, kaip pro mus pasiklydę avinėliai. Valandų ir 4 minutės LRT Opus eteryje prasidėjo trečioji ir šiandien jau paskutinė dienos pulso dalis ir jos pradžioje barokas ošia. Taip pavadintas kūrinys ką tik eteryje nuvilnijo, na, o už jo yra žmogus, su kuriuo mes
Esame nesyk čia kalbėjęs apie kultūrą, apie teatrą, apie kitų kūrėjų muziką, bet dar niekada nekalbėjome apie šio žmogaus kurtus garsus, tačiau jau tikrai nebeilgam, nes visai netrukus pasikalbėsime. Studijoje debiutinį mini albumą Mudviejų pasiilgsiu, visai neseniai išleidusi dainų autorė ir atlikėja, kultūros tinklaraščio ne, taip pat kūrėja Kornelija Anelauskaitė. Labas, Kornelija. Sveikas. Smagu susitikti su tavimi studijoje. To dar nedariau oficialiai, tai darau dabar. Sveikinu su debiutinio mini albumo Mudviejų pasiilgsiu išleidimu. Prieš kiek daugiau nei savaitę, rugpjūčio 8-ąją šis pasirodė. Tai sakyk, pirmiausia, ar dar neatslūgo išleidimo džiaugsmas, ar palengvėjo tam tikrą prasme, na, apskritai, kokios mintis ir jausmai kirba, virpa? Tai pirmiausia, tai ačiū tau už sveikinimus. Džiaugsmo tikrai yra, labai ilgai ėjau iki to ir labai viduje ilgai žinojau, bet neleisdavau savo kažkaip to daryti ir tikėti tuo, ką darau. Tai ta diena tikrai tampa man vienu svarbiausių įrašų mano gyvenime ir šiaip šituose metuose irgi žiūrint, tai labai esminė diena ir man pačiai tai yra kaip kažkoks tam tikras, ne tai gal kad įrodymas, bet kažkoks atskaitos taškas, kad aš tai galiu padaryti ir aš įveikiau savo pačios susikurtus ir iš kitų gautus netinkamus įsitikinimus kažkokius apie save, tai labai faina, kai gali nulaužti tą kodą ir kažkaip suvokti, kad šiaip viskas įmanoma, viskas galima. Ar gali papasakoti truputį daugiau, kas paskatino tą kodą nulaužti, ar tai buvo vidiniai resursai, noras, prie kurio, ne tai, kad prisibeldai pagaliau, nes norėjai, suprantu, ir anksčiau, bet radai tos drąsos, valios, ryžto, kas galų gale stabdė anksčiau ir, kaip pavyko to, kas stabdė, imti ir atsikratyti ir galiausiai išdrįsti. Čia buvo tokia ilga kelionė, vidinė. Matyt, nieks neįvyksta labai greitai, iš tokių gal skaudesnių patirčių reikia vaduotis kurį laiką ar kažkaip mokėti ir jas apdirbti, ir savo kažkokius irgi minčių, labirintus išnarplioti ir suvokti, kas čia į ką veda ir iš kur tai kyla. Tai užtruko tas visas mano atėjimas iki ten, bet visada jaučiau, būdama šalia atlikėjų, kai dirbau vadyboje muzikos, jaučiau tą labai didelį norą būti ne už scenos ir lygtais išduodavau savo mažąją Korneliją, kuri visada mažytė būdavo toj scenoj. Nuo pat 3 metukų aš praleisdavau joje daug laiko ir kai atsidūriau čia Vilniuje, kažkaip galvodavau, kažkas čia lyg negerai, lyg viduj jausdavau, kad jai tai gal nelabai patinka, kai pagalvodavau apie ją mažąją. Ir kažkaip tas vidinis vaikas vis pasibelsdavo ir sakydavo, žiūrėk, aš tai dar vis čia tikiuosi kažkada užlipt. Ir kažkaip po truputį, atsimenu, draugė artima atsiuntė, kad toks Kipras darys bandymų, demo versijų bandymus tokius, sako, pabandyk užsiregistruoti, sako, gal kartais. Ir aš jau kaip tik buvau padėliojus kelis kūrinius ir jau klepuką buvau nusipirkus ir galvoju, ką aš prarasiu, šiaip nieko, pabandysiu. Ir jis atrinko mane ir kai pas jį nuvažiavau, galvoju, vieną dainą sugrosiu ir atgal namo, čia taigi nieko nebus. Sako, grok viską, ką turi. Grok viską, sako, dabar. Ir tada supratau, kad tai vadinasi, čia viskas gerai. ir Kipras labai padrąsino ir kažkaip leido irgi savim dar labiau patikėti, kad tai jau yra tie kūriniai. Jau viską tu turi. Ir kažkaip turėjau šalia irgi susitikimą gal vieną iš lemtingiausių su kompozitorium Giedrium Puskunigiu. Tada mano dėstytojas Mindaugas Urbaitis irgi labai davė man kažkokio patapšnojimo per petį, kad, tai jeigu yra noras, tai pradėk. Ir tada supratau, kad šiaip aš nieko neprarasiu, aš nieko blogo nepadarau niekam, o jau kaip pasiseks, nepasiseks, tai čia matysiu. Bet žinojau, kad jeigu nepabandysiu, visada būsiu kažkokiam gailesčio momente, kad visada norėjau, visada ta Kornelija šaukė, kad aš noriu pabandyti bent.
tai bent jau būsiu tai padarius. Bet žiūrėk, aš klausausi tavęs ir girdžiu, kad tiek, kiek atrodo anksčiau kažkas stabdė, kažkokie ir išoriniai veiksniai, tiek atrodo nūdiena sulaukia ir to palaikymo iš aplinkos žmonių, nes to stumtelėjimo ir tokių gražių ženklų irgi dabar atrodo buvo. Paminėjai ir dėstytojus, ir Kiprą domina, su kuriuo darbavaisi, tai atrodytų, kad labai taip gražiai sukrenta, atliepia, tiesiog reikia, kaip čia galbūt, nežinau, banaliai beskambėtų, nepasiduoti, sulaukti tų žmonių, kurie tikrai gali stumtelėti į priekį ir kryptį parodyti. Matyt, kad taip, čia žinai, kaip sakoma, belsk ir bus atidaryta. Nes aš, kai turėjau labai ten pradžioje didelės ambicijas, aš labai baiminausi, kad čia ir to reikia, ir ano, ir čia gal studijos ir grupės. Po to, kai supranti, kad šiaip tai gali tiesiog kažką pabandyti ir pažiūrėti, kaip iš vis tai vyksta, tai taip, dedant žingsnius po truputį ir kažkaip pasitikint, viskas išeina. Ir čia matyt gal, kadangi aš prieš tai, mano tas tarpsnis muzikos mokykloje buvo labai toks negeras, skausmingas ir visiškai neauginantis manęs kaip, sakykim, kūrėjos, kad ir tam vaikystės, paauglystės amžiuje, dabar taip atrodo, kad gal kažkuria prasme man kažkas išperka lygtais tas patirtis ir lygtai duoda tą tokį pavedimą į priekį, kad yra kas gali padėti ir yra žmonių, kurie galbūt tinkamai išgirdę, kažkaip su jautrumu ir atidumu priėmę, gali sakyti, viskas gerai. Paminėjai, kad buvo baimės, kiek čia ir kaip čia viską reikia daryti, grupė ir kiti niuansai. Apskritai, ar iš tokios techninės perspektyvos žvelgiant labai sudėtinga pradėti, nes tu pradėjai ambicingai, tai yra ir profesionalūs įrašai, profesionalios fotosesijos, vizualinė estetika taip pat nebuvo tokio, štai, demo versija, įsimetu į SoundCloudą, aš debiutavau. Buvo iš karto mini albumas, keli singlai prieš tai, bet ir įvaizdis, ir garsinis dizainas, viskas atrodo nušlifuota. Tai ar buvo lengva ir ar labai nepažįstamas tas muzikos pasaulis iš kūrėjos perspektyvos, nes, užsiminiai, kaip vadybininkė jis jau tikrai buvo pažintas. Buvo ta viena pusė man pažįstama, tas visas gal išleidimo, kaip čia skyrelis, bet būnant kitoje pusėje daug teko labai naujų dalykų patirti ir suvokti ir išmokti. Tai kažkaip tiesiog gal kai žinojau, kad tai yra mano pirmas kažkoks žingsnis, norėjosi irgi jį neleist bet kaip ir kažkaip atmestinai. Mano matyti yra būdo savybė, aš labai tokia skrupulinga detalėm ir labai mėgstu kažkaip išdirbti dalykus ir kažkaip pasirodyti, tai jeigu galiu padaryti geriau tą pirmą žingsnį, kodėl nepasistengus, kodėl nesutelkt savęs į tą pirmąjį, kažkaip ir atrodo galbūt net kažkuria prasme man svarbiausią momentą, nes aš nežinau, ar dar toliau bus kažkas vystysis ir panašiai. Ir aš irgi naiviai galvojau, kad aš įrašysiu vieną singlą, kai su Kipru susitikau, čia jau po demo tų bandymų ir sakau, tai aš vieną gal pasidarysiu ir viskas. Sako, ne, rašom visas. Sako, neverta mums dirbti ties viena daina, sako, pasidaryk visą mini albumą ir sako, tu nežinai, kuri daina žmonėms suveiks. Tai Kipro vaidmuo, jam didžiuliai linkėjimai buvo labai labai svarbus. Tai man buvo labai labai svarbu, kad mane taip jautriai priimtų ir kažkaip tos dainos visiems yra labai daug apsinuoginimo juose, labai daug jautrių mano kažkokių detalių, aš kai tokia patraumuota neblogai. Tai man buvo svarbu, kad aš papulčiau į tokias geras ir jautres švelnes rankas, kad žmogus su tokiu gražiu kažkaip priėmimu gebėtų atliepti. Ir man buvo esminis momentas, kai Kipras net padėkojo, kai aš jam sugrojau. Sako, ačiū tau, kad tu taip drąsiai galėjai atsiverti. Tai man buvo, ten buvo labai labai svarbus momentas, kad taip iš tikrųjų gali priimti. Tai čia, nežinau, lemtingų ar kaip pavadinti ženklų dėka ir tų svarbių žmonių patikėjimo dėka, ir gavosi tas toks, dabar kaip tu pasakėjai, gražus debiutas, žinai, toks visom gal prizmėm žiūrint. Aš Kiprui orų
5 siunčiu, tikrai šauniai žmogus ir jo labai gražus indėlis skamba. Atsivėrė ne tik Kiprui su savo kūryba, spėjai jau ir per Ane gimtadienį pristatyti savo kūrybą, o taip pat ir Vilkaviškyje gimtajame festivalėje Mažinam atstumą pasirodė. Tai kaip čia sekėsi, nes viena yra sukurti ir rašyti jaukioje erdvėje su žmogumi, kuris tą kūrybą labai gražiai priima, kita yra lipti į festivalio sceną ir atlikti ją gyvai susirinkusiems žmonėms. Kas kunkuliavo tada galvoje, širdyje ir kaip sekė su tuo tvarkytis? Kaip dabar kažkokia mikro man sapno būsena, žinai, kur atrodo, kad sapne, kad aš kalbu apie savo dainas, nes kažkada tai būčiau galvos, eik, dar čia toli. Dar čia vaikyti, tiek reikia žiūrėti toli. Tai su festivaliu tikrai man buvo panašus jausmas viduje, nes aš tik pirmą dainą išleidau ir man iš karto pačią dieną paskambino festivalio organizatorė Oksana, kuri irgi verta visų aplodismentų ir sakė, žiūrėk, aš galvoju, tai gal tu debiutuok prieš Free-Fingą, čia kaip tik bus daug žmonių, aš tai pagalvojau, tai ką čia kuklintis, sako, tos dainos gražios, padarom gal, ir aš galvoju, aš net neturiu galimybės atsisakyti arba iš viso abejo tokiu jos žestų gražiu ir tikrai viduj vartaliotas buvo neblogas, bet labai mane šiltai priėmė, aš kažkaip buvau absoliučiai nustebinta žmonių akių, kurie taip gražiai dainavo kartu. Jie per pirmą dainą, per baroką, jie pradėjo plot, kur atrodo tik lyrinė daina. Ir gavau tokį nuostabų palaikymą ir gavau per mudviejų pasilgsiu pakartot. Ir žmonės irgi kartu dainavo, buvo net plakatas. Tai man tai prilygo ir sapnui, ir stebuklui, ir vienam esminių šiaip gyvenimo įvykių, kur aš tada supratau, kad tai dėl ko mane ten taip traukia ir dėl ko aš matyt ten niekur kitur taip nesijaučiu. Kažkas atrodo įsijungia mano kažkokia kita versija, atrodo mano, nežinau, kūno kalba pasikeičia, kažkoks perversmas, atrodo net įvyksta toj lyg persikėlus į kitą kažkokią erdvę, nežinau, dimensiją ar kaip tai pavadinti, bet kažkas kito įsijungia. Tai buvo tikrai, ačiū Vilkaviškiui, nuostabus mano miestas. Labai graži refleksija ir kad jau paminėjai kūrinį Mudviejų pasiliksiu darbą mini albumo pavadinimu, tai jo dabar ir pasiklausykime, o tuomet sugrįšime dar pokalbio pratęsti. Priminsiu, jog studijoje vieši dainų autorė ir atlikėja Kornelija Anelauskaitė, kuri visai neseniai prieš kiek daugiau nei savaitę išleido savo debiutinį mini albumą Mudviejų pasiliksiu ir čia jo ištrauka iškart po šaukinio. Gero klausimo, likite kartu su LRT Opus. Širdis taip šaukia mylėt, aš nežinau, kaip jai padėt, kur labirintas šis veda, kaip suras pradžios kelią, bet kaip baisu, jei mudviejų pasilgsiu aš viena, bet kaip baisu, jei mudviejų pasilgsiu aš viena. Tavo akis į mane įsmeigtas, kaip šitą šypsnį man supras. Norėčiau paskui tave eit, norėčiau galvą ant peties tau padėt.
širdį man prisibels, kokia ta meilės kalba tu kalbi. Aš ją išmokti patikėt galiu pati, bet kaip baisu, jei mudviejų pasilgsiu aš viena. Bet kaip baisu, jei mudviejų pasilgsiu aš viena. Bet kaip man baisu, kaip man baisu, jei mudviejų pasilgsiu. Kaip man baisu, kaip man baisu, jei mudviejų pasilgsiu. Mudviejų pasilgsiu. Mudviejų pasilgsiu. Mudviejų pasilgau. Viena. Kornelija Nelauskaitė ir darbas Mudviejų pasilgsiu iš taip pavadinto debiutinio mini albumo, ką tik LRT Opus eterį nuskambėjo. Pati dainų autorė ir atlikėja šiuo metu yra LRT Opus studijoje ir tęsime su ja pokalbį. Kornelija, aš žinau, kad mini albumo rašymas, įrašymas, išleidimas tau tapo terapiniu procesu. Tu pati paminėjai, jog daug emociškai investuota į mini albumą, daug sudėta. Ar paprasta, ypač kai įrašas yra debiutinis ir jame daug atvirumo, daug asmeniškumo, daug intimumo, ar kitaip tiesiog manai, kad yra neįmanoma ir nereikia daryti kitaip? Už kažko galbūt slėptis, kažką paslėpti? Kažkaip, žinai, kai nuo pat pradžių žinojau, kad aš nesukursiu kažkokio personažo iš savęs, kad aš dėlioju taip, kaip man dėliojas, taip, kaip man išeina. Atrodė tiesiog būtų keista, jeigu aš susikurčiau kažką tolimo nuo savęs, nes tekstai yra labai kaip ir, totalus aš, žinai, absoliutus aš. Tai atrodė, kad negaliu labai nutolti nuo to ir mano vis vien ta jautrioji savastis, jinai yra esminis dalykas. Ir tikrai kažkaip aš irgi permašiau, kad man albumas buvo labai, jis mane pačią žinoma, kad augino, bet jis man labai kažkaip padėjo dar labiau padidinti atjautą kitiem ir kažkaip jautrumą, kuo labiau priimti jautrumą. Nežinau, man atrodo, čia yra vienas gražiausių dalykų, ką šiaip žmonės turi ir kai tu priimi, kad kitas gali būti jautrus arba net už tave jautresnis, kažkaip viskas atrodo dar pagražėja kelis kartus. Ir tai tikrai man buvo tokia pačiai kaip mokykla, kad aš pati turiu savo dalis irgi tas priimti, kurios gal man nėra labai patogios, parankios, gal ten ir kenkiančios momentais, bet aš tiesiog kažkaip per albumą supratau, kad tai va dar kiek yra, ką galiu išmokti su tuo. Ir tikrai tame daug yra ir skaudžios, gal tokios vienatvės, kažkokių vienišumo momentų. Arba kaip dainoje už tuos, aš irgi kaip 3 kategorijas išdėstau, kad visada yra tokios 3 žmonių tipai, kurie mus drąsiai myli, kurie mūsų niekada nepamils ir tada, kurie tiesiog kantriai laukia, kol už lango kris žvaigždė ir kažkas jų gyvenimą ateis, žinai. Ir kažkaip man šitas momentas irgi visai buvo toksai esminis, galvoju, bet mus visus kažkas ir jungia tuo pačiu, žinai, kaip ir skiria, bet tuo pačiu yra kažkas ir vienodo. Tai taip pat ir su jautrumo, man atrodo, savybė, aš kažkaip labai, kuo labiau stengiuosi priimti ir albumas man tikrai tai padėjo dar labiau padaryti. Kaip tau skamba albumas šiandien? Ar labiau jis tau slogus, ar atvirkščiai gydantis? Nes kūrinių nuotaikos jos skirtingos. Aptvarstyk darbas, jis turi savyje skausmo, širdgėlos atrodytų, yra darbų, kurie kalba apie tam tikrą viltį. Ar
ryžtumės, drįstum kategorizuoti kažkaip emociškai šitą mini albumą į kažkurią pusę, ar viena ir kita dera ir vargu ar yra kažkaip atdalijama? Aš manau, mes visat einam tokiom tarpiniam būsenom, žinai, tarp kažko sunkaus ir tarp lengvo, tarp kažko teigiamo ir neigiamo, tarp juodo ir balto, ir visada yra tas kažkoks harmonijos ar balanso ieškojimas. Ir žinau, kad kitiem, pavyzdžiui, buvo, kad parašė, kad galbūt yra ten neigiama daina, bet, pavyzdžiui, man atvirkščiai jinai yra viltinga. Čia, man atrodo, kiekvienas, žinai, interpretuos pagal savo kažkokį patyrimą. Man albumas apskritai, tai man jisai tikrai nėra tamsus. Aš labai jame daug vilties randu. Mane pačiai jis guodžia ir kažkaip apkabina. Ir dažniausiai man labai gražu ar spektakliuose, ar kine, kai, pavyzdžiui, susigraudina aktorius, bet nepliumpa tą ašarą, žinai, nesilieja. Tai man atrodo ir su albumu yra kažkas panašaus, kada galbūt tau yra graudu, bet tu neprasimuš, o gal kaip tik kažkam ir prasimuš, bet man labai gražus tas toks kažkoks susigraudinimo momentas, bet neverkimo. Ir šiaip atsiminiau, kad viena mergina labai gerą parašė, kad albumas yra kaip tos sunkios antklodės, žinai, kur yra dabar, Taip. kad tu kaip ir minkšta ir jauku, bet tuo pačiu gal truputį ir svorio tame yra. Tai man patiko jos įsireiškimas apie albumą, o aš pati tai galvojau, vat kaip ir aprašinėjau išleisdama, kad tai yra lyg 5 žemogės meilės suvertos ant vienos kažkokios vilties milgos, toks lyg man kažkokių kelių linijų istorijų suvedimas į vieną kažkokią viltį. Tai man atrodo, kad vilties jame yra daug. Aš bent jau taip matau. Ir mini albumas turėtų gerinti miego kokybę, jeigu vadovaujamės tą sunkios antklodės metaforą. Kornelija, kokių lūkesčių turi albumui, jeigu turi lūkesčių, kokių svajonių turi, kokių užmojų, kas apskritai toliau, ar kol kas nesižvalgai pernelyg į tolį, nes norisi išbūti dar, žinoma, mini albumo mudviejų pasilgsiu išleidimo džiaugsme. Bus grupė, bus vaizdo klipas, kas toliau? Bus vaizdo klipas, tikrai, šitą jau galiu pasakyti. Labai norėčiau turėti kažkada pagalbininkus ant scenos, kad man būtų jaukiau ar smagiau, ar kaip čia pavadint. Nes atsimenu dar beje grįžtant prie Mažinam atstumą, Frifinga, kai dėkoju visom grupėm, jis labai gražiai pasakė, kad sako, aš tai ateinu su grupe, sako, jūs suprantat, kad čia žmogus taip drąsiai apsinuogino prieš jūs su 2 dainom. Ir man tas momentas, aš taip gal fiziškai supratau, kas čia ką tik įvyko, aš galvoju, šiaip jo. Šiaip čia yra tokia tiesa, tai man atrodo, kad grojant su grupe arba turint užnugarį, kaip Tomas pasakė, yra jaukiau gal ir drąsiau, nes tu lyg nesi viena tam lauke, žinai. Tai labai norėtus tikėti, kad kažkada ir faktas, kad norėčiau koncertą pasidaryti tokį jau savo kaip ir pristatymo ir labai norėtus irgi palinkėti pačiai savo kažką kažkur apšildyti, kažkur kuo daugiau išeiti į viešumą ar kažkaip su kuo didesnė drąsa už savo muziką eiti ir kažkaip pasitikėti tuo, ką padariau ir kuo mažiau abejoti tuo, kažkaip drąsiai žengti į tai ir man atrodo tiesiog išlikt kažkur savy ir kažkaip žinot, kad svarbiausia būt savim ir kažkaip nebėgt nuo tų nejaukų galbūt savo dalių, kurias prieš tai minėjau, ir kažkaip jas saugot, brangint, apkabint ir kažkaip labai norėtus palinkėti, kad skristų tas albumas kuo plačiau ir kažkaip pasiektų galbūt tuos, kuriems to reikia ir kurie tai galėtų išgirst, nes jis reikalauja, man atrodo, tokio atidaus atsisėdimo ir įsiklausimo, pajautimo. Tai kažkaip taip, kaip šitie balandžiai dabar ekrane. Kad skristų taip. Laiskrė, Kornelija, tu jau esi drąsi, tą tikrai galima tvirtai pasakyti. Aš dar kartelį sveikinu tave su debiutu, linkiu, žinoma, visokiojopos sėkmės, nedvejoti savim vėlgi. Ta jau labai gražiai įrodė ir iš tiesų skrieja, sklinda vienur ar kitur, tikiu, kad tikrai dar susitiksime. Tai ačiū tau labai,
kaip visada, man tai vienas šilčiausių pokalbių. Malonu girdėti. Ačiū tau. Kornelija Anelauskaitė, dainų autorė ir atlikėja, ką tik išleidusi savo debiutinį mini albumą Mudviejų pasiliksiu, pristatė jį ir LRT Opus eteryje. Palaikykite, negalėkite šilumos, susiraskite kūrinius muzikos klausymuose, platformose, brūkštelėkite gerą žodį, sekite, laukite naujienų. Čia dar viena ištrauka iš minėtojo mini albumo. Iškart po šaukinio darbas pavasario mirties. Gero klausimo visiems. Aš dar neatsisveikinu. Čia į eterį po akimirkos sugrįšiu. Likite kartu. Opus pokalbis. Lelijų linijoms lengvoms prilyg gali. O melancholija šio vakaro tyli. Atplaukia debesys, sustoja virš galvos. Pavargę debesys, pavasario spalvos. Praeina vakaras tarp jūros ir kalnų. Ir aš pajūriu to su vakaru einu. Ir kriauklę ūžiančią pridėjus prie ausies. Klausausi pasakų pavasario mirties. Lelijų linijoms lengvoms prilyg gali. O melancholija šio vakaro tyli. Atplaukia debesys, sustoja virš galvos. Pavargę debesys, pavasario spalvos. Praeina vakaras tarp jūros ir kalnų. Ir aš pajūriu to su vakaru einu. Ir kriauklę ūžiančią pridėjus prie ausies. Klausausi pasakų pavasario mirties. Praeina vakaras tarp jūros ir kalnų. Ir aš pajūriu to su vakaru einu. Ir kriauklę ūžiančią pridėjus prie ausies. Klausausi pasakų pavasario mirties. Atplaukia debesys, sustoja virš galvos. Pavargę debesys, pavasario spalvos. Ir kriauklę ūžiančią pridėjus prie ausies. Klausausi pasakų